kad gale yra tokia skylė, kad tilptų galva, tai biški nustebino mane. Nes kai aš jį pirkau, aš žiūrėjau dugną. Žiūrėjau slenkščius, žiūrėjau arkas ir nieko nemačiau tokio blogo. Ir aš netgi savininkas sakau, o, blemba, jo dugnas gražus, sako, jo, čia dugnas, šakis, ledas, jo hujienas. Tai man atrodo, kad tiesiog viską žinojo, kad ir laidai užsidegę pas jį yra, ir kad jis va toks visas burtas, priburtas ir kad kiauras. Viską žinojo, tiesiog svarbu buvo tą mašiną įkišti ir prakišti. Tai, ir kaip matom, tam savininkui tą padaryti pavyko, aš ją nupirkau. Ką man dabar su to daryti? Kas man lieka vyrint Passat ir tiek. Tik tai, mane tas bėsina, kai atrodo nusiperki mašiną tam, kad, tiesiog ją biški, negaliu sakyti palaužyti, ją tvarkyti, bet nebijoti jo sulaužyti, galima taip sakyti. Kad taip išmoktum tiesiog ją papildomai taisyti, išmoktum tam tikrų dalykų ir šiaip, kad būtų proga pasukiot rankas, pasukiot galvą ir šiek tiek biški prisiliesti prie tų mašinų. O dabar gausis taip, kad Passatas bus pervyrintas, jau yra dafiga sutvarkytas, jau mano nervų nemažai išdeginęs, bet aš žinojau, kad tai bus. Tai čia it's on me, kaip sakoma. Bet kad tokios skylės ir kad tas skylės reikės tiek vyrint, va čia biški šokas man.